Sveiki gyvi kolektyvus. Savaitgalį penktadienį neišėjau išlėkti pažvejoti ilgesniam laikui. Taip, kad turiu parą laiko. Tai nusprendžiau aplankyti Pikaičių tvenkinį, pasidaryti treniruotę. Nes Liepos mėnesį bus varžybos. Taip, kad šiemet dar ten nebuvau, pažiūrėsim, kas veikia, kas neveikia, kokia puva, kokie boiliukai, masaliukai. Permetinėsim, dirbsim, žiūrėsim. Planas toks, gaudysim 90 metrų, nes per varžybas bus 90. Ir žaisim su masaliukais, su boiliukais. Žiūrėsim, kas iš to išeis. Taip, kad susitinkam prie vandens. Taip, kad atvykom. Pasiėmėm 14 sektoriuką, 14 numeriuką iš po varžybų. Žiūrėsim, čia mums seksis. Dabar sumečiau su puva, nesiklipsavęs. Einu atsimatuoti 90 metrų. Jaukinsiu 86, gaudysiu 90. Na ir žiūrėsim, kas iš to išeis. Buvo varžybos prišerta. Neaišku, kaip čia bus. Kažką vis tiek sugausim, eksperimentuosim, žiūrėsim. Oras baisulinis. Dar palatkė guli. Nu, žodžiu, dirbsim. Pasidariau 2 taškus. Ant 90 gaudau, ant 86 jaukinu. Vieną tašką pasidariau grūdinį, kitą boilį peletės. Kol kas 2 kibimai, gražus karpiukai iš boiliai peletės. Taip, kad žiūrėsim. Manau, viskas bus gerai. Orai tai tikrai nelepina. Taip, kad vėjas, lietus. Man kaip visada pakliūna. Orai pasakiškai nuostabūs. Sušlapęs, kiaurai, bet laimingas. 2 žuvis per valandą laiko. Bandžiau vien su puva pažaisti, bet nieko nepasirodė. Tik kibimai prasidėjo pajaukinus. Taip, kad čia jie tikrai valgyt nori. Tokie rubuiliukai. Stiprus. Kaip velniai. O tokie monstrai. Gražu. Pasaka. Žodžiu trumpai. Mauda mane kaiciūsika. Vėl dangus neaukės. Tik biškį duot atsikvėpti. Šlaps kiaurai, bet nieko nepadarys. Žodžiu, esmė tokia, kad 3 kibimai iš boilių ir pelečių kol kas grūda nenori ar nepataikau. Masaliukus renku, kur boilis tai Gloria Fisher Wofteriuks, kur grūdas dedu kukuruziuką, tigrą. Žiūrėsim, bandysim. Esu kiaurai šlapęs, uraganas, karpiai kimba kaip išprotėję. Žodžiu, veiksmų yra.
filmuoti, lietus lyja, telefonas šlapias. Žodžiu, tik pradėjom gaudyti, jau surinkom, atradau masaliuką, jau surinkom kažkur apie 50 kg žuvies per kelias valandas. Taip džiugu, kad viskas vyksta pagal planą. Žodžiu, saulutė šviečia 5 minutės, o uraganas 20-30. Čia mažiausias, kiti apie 10. Tai esu kiaurai permirkęs, bet laimingas. Pafilmuosiu daugiau kibimų, parodysiu sistemėlės, boilius. Ką, judam toliau. Nu ką, kibimai truputį apstojo. Žodžiu, turim 5 žuvis. Startavom apie 1 valandą. Dabar 4. Vienas nemažas atsikabino. Taip kad visai neblogai. Esmė tame, kad orai kaip visada nedžiugina. Dabar kol kas vos išsigedrėjo. Tai kaip ir sakiau, dariau 2 taškus. Vieną grūdinę, kitą boiliai peletės. Tai 3-2. 3 žuvis iš boilių pelečių, 2 žuvis iš grūdinės kultūros. Vėjas baisulinis. Svarbu nors nelyja. Kiaurai šlapės. Nu ką, dirbsim toliau. Liko dar. Rytoj būsiu iki kokį 1-2. Žiūrėsim, ką pavyks čia sugauti. Taip kad masaliukus atrinkinėjom. Spalva kaip ir supratau, kokią veikia. Taip kad judam krutam. Važiuojam. Ai, smagu. Nieko neina padaryti. Nieko. Kas čia du monstras? Ai. Vai stiprus. Čia tai nuotykiai. Nežinau, ką daryti. Žodžiu, jeigu valas nesibaigs, bus gerai. Bandau kažką traukti. Nebežinau, kas čia bus. Vienas tas nepasiduoda. Prie kranto tas važiuoja. Non-stop. Nu, žodžiu, kažkaip tvarkaus. Amba, juokas nebėjama. Čia baigtis valas. Nežinau. Čia viskas. Nu, tegu važiuoja. Čia didelis irgi yra. Žodžiu, judesi, nežinau, kum baigsis. Čia, pažiūrėk, ką daro. Ką čia daro? Čia viniuoj. Žodžiu, yra kaip yra. Mamulė. Ten tas sustoja. Žodžiu, pažiūrėkit, kas daro. Didelė žuvis, 15-16 tikrai, tas sustoja, nu nežinau, nors vieną, ką pavyktų ištraukti, jau būtų gerai. O kokia stipri žuvis, pažiūrėkit, ką daro. Pareik, mažutė. Ojei. Nežinau, kum baigsis, bet čia didelė. Pakirta ranką.
Nu, įkvėp vandens. Įkvėp kurą, ne vandens. Ojejejej. Pasirodė. Pasiėmiau 2 graibštus. Viena mamka yra. Ir čia jau pusę kilometrą išviniavus valą. Čia tai tikrai didelė. Nu ką, pirmas iki išvažiavo tripletas. Visas meškeris ištrauktas, ant visų 3 iškart išvažiavo. Vieną atsikabina, 2 pavyko ištraukti, viena nemaža. Einam žiūrėti. Judesio tikrai yra. Nu ką, išvažiavo tikra kiaulė. Tripletas. Žodžiu, turime apie 70 kg žuvies. Čia monstras. 20 tikrai. Wow. Plikis. Kažkas nerealaus. Kažkas nerealaus. Neiškeliu. Wow. Wow. Yeah. Žiūrėkit, koks grožis. Pažiūrėkit, draugai, koks monstras. Oh yeah! Mamka 21 kilogramas. Lepečka. Wow, viva! Kibimai nesiliauja. Dydžiai irgi džiugina. Visi virš 10. Gerokai. Tai kažkur turim apie 80 kg jau sugautų bendras svoris. Taip kad dirbam, judam. Labai smagi žvejyba. Nori pasiduoti. Stiprios žuvis. Taip kad labai pasaka. Tokie pikaičių monstriukai. Yeah! Nu ką, gana apie skaičius, apie kibimus. Pakalbam apie jaukus. Tai, kaip ir sakiau, yra grūdinė kultūra. Boiliai, peletės. Jau dabar žvejau į 7 valandas. Sumečiau tokį pilną virą. Ir dar ne pabaiga. Taip kad žuvauju ant helikopterę. Sistemas. 2 ant helikopterį ir 1 ant paroninį rigą. Tai helikopteris, kaip ir sakiau praeituose videoje, tai skodų yra 4 žuvis atsipurti. Nu, čia galima sakyti, kad dar kai vienas gaudau, viena išvažiavo, antra išvažiavo, tai gal atsipurti, taip, bet esmė tame, kad helikas gerai meta, bet nepasižymė 100% ištraukimu. Ant paroninį rigą turėjau 2 kibimus, turiu ištraukti. Nu, žiūrėsim, laikysiu, strateguosiu. Masalai, laikau kur grūdinė kultūra, kaip ir sakiau, tigras, dedu kukurūzą, o kur boili peletės, tai dabar paėmiau Glory Fish'ą, uždėjau mažą vafteriuką kukurūzą, tai važiuoja puikiai. Dar turiu vėžiagyvį, pasibandysiu, ryškę spalvą, krilių, nu žodžiu, testuojam, žiūrim. Kaip gausis, kaip manau, bus gerai. Jaukinam ne po daug, po 3-4 bombas po kibimo. Taip kad veiksmas vyksta tiek
metimų, permetinėjimų, tiek jaukinimų. Pavadėliai fluorokarbonas su kombinuota. Su 8 numeriuko. Kabliukai. Ką, judam važiuojam. Va taip. Svarbu į tašką. Kaip ir sakiau, vieną naudoju Rand-Rig sistemą. Pavadėlis kombinuotas. Bet kas man patinka, kad pavadėlis su grąžteliu. Viskas greitai vyksta. Įsitraukiai 8 mm kukuruziuką. Užsukai. Taip, va. Viskas, turim. 8 mm kukuruziukas. Va. Tašką. Sakykim, 20 minučių. Jessica važiuoja. Oh yeah. Nulažinomės. Duoda 20 minučių. Vidurinį užmestą ant Fish Food 8 mm kukuruziuką. Nepraeis 20 minučių. Bus kibimas. Oi, aš jau melavau, žiūrėkit, vidurinį. Po 5 minučių. 5 minutės. Oh yeah, prikelta. Nu, ko sustojai? Nu, jau yra, tikrinam. Nu va, šaiką apgavau. Sakiau, po 20 minučių išvažiavo po 5 minučių. Ištraukė mažylis. Tai ateina vėl lietus. Nesifotkinsim su visais čia. Esmė parodyti, kaip greitai sugauti žuvį. Taip, kad judam toliau, ateina kompoto. Ruošiamės į vakarą, į naktį. Gal naktis atneš kažką įdomaus. 20 plus turim. Esu čia pagavęs pernai 30, užpernai ar pernai 30 kg, tai galbūt sūktelės, lauksim senelio. Vėl lyja. To įmes video, parodysiu kokį monstrą aš čia pernai pagavęs. Oh yeah. Įrodymas, kad 8 mm šitų nukritęs, nusimovęs 8 mm kukuruziuks. Pažiūrėkit, kad nėra nusimovęs. Tai čia įrodymas, kad kukuruziukas dirba. Taip, kad kaip ir sakiau, čia ne reklama. Kaip ir sakiau, kukuruziukas dirba savo. Kaž virš 10 kg. Pabandysim pasifilmuoti. Kas apie 10 kg. Kol leidžia oras. Paskui jau prasidės lietus, kaip sakant, jau prasidėjo. Taip, kad nesifilmuosim. Čia tikrai apie 10. Sversiu. Oi, pikti privalgė. O tokie kimba ant 8 mm kukuruziuko. Taip, kad pasaka. Nu ką, vėl pradėjo lyti. Net nenorėčiau, kad keptų dabar. Čia iš tikrųjų jau dabar pagavom apie 100 kg per geras 6-7 valandas.
Bet šis video ne sportininkam nepažengusiam, kur daug gaudo, kur sportuoja. Čia šis video noriu, kad jaunimas daug atkreiptų dėmesį, kas pradedantysis, kas jau gaudęs kažkur. Visą laiką pradėkit nuo mokamų komercinių telkinių. Jeigu eisit į laukinius, aš suprantu, viskas liuks, nereik pinigų mokėti, ten taip ir toliau. Bet esmė tame laukiniai žiauriai sunku. Kai išmoksit gerai gaudyti komercinėse telkiniuose, kad atvažiuoja tikrai prilupį, tada tik reikia bandyti laukinius. Nes jeigu vien laukinius važiuoti, tai galima greit nusivilti karpių žvejybą, taip kad galima ir mesti. Esmė tame, kad komerciniai telkiniai padeda tobulėti, duoda emocijų, praleis gerai laiką, o laukiniai liek laukiniai. Aš tai irgi esu vien tik laukinuks, bet esmė tame, kaip varžybauju, varžybas, tai pasidarai tą treniruotę kažkokią šiokią tokią. Aišku, presinga nėra, tai treniruotė ir gaunas tokia, kad lengvesnė. Bet esmė tame noriu atkreipti dėmesį naujokus. Taip, kad visi bandykit, važiuokit, žvejokit, turistaukit ir gerai leiskit laiką. Nu ką, chebrytė, pas mūsų vakarėja, bet žuvytės toliau neleidžia nuobodžiauti. Tikrai gražios žuvis, stiprios. Pasakiškai gražios žuvytės, stiprios velniškai. Manau, reikės traukti meškerės. Jau virš 100 kilogramų, bet ne kilogramus esmė gerai praleistas laikas. Taip, kolektyvas. Štai kodėl sakiau, kad katran valai ir prožektorius naktį būtinas. Pašvietus nesimato nei kur užmesta. Dieną maždaug žinai, kaip tavo valai turi eiti. Naktį užmetus įsijungi off. Volia. Ir tu viską matai, kur tavo valai eina. Taip, kad rekomenduoju įsigyti tiek prožektorių, tiek valus apšviečiančius. Naktį nepamainomas dalykas. Volia. Labas rytas. Kaip jūsų prasideda rytas? Mano tai šitaip. Naktį praleidom turiningai, įsimiegojom, palsėjom, pagavom vos kelias žuvytes. Vieną didesnę pasilikom nusifotografuoti. Taip kad oras fantastiškai beprotiškas. Stovi su žieminė striukė. Nu ką, turim 120-130 kažkur plius minus kilogramų žuvies. Einam atsigeriam kavos. Pasijaukinam, persimetam, dar pažuvaujam iki pietų ir važiuosime namo. Naktinis svečių, šiek tiek didesnis, kėlė buvo mažesniai, didesnį pasilikom pasifotografuoti. Rodysiu jums, kokį grožį pavyko sumedžioti tamsiu paros metu. Pailsėjęs, kupinas jėgų. Nu, pasirodė, ir eisime namo. Toksai gražuolė. Torpedinis. Ai.
vėl taip visada yra tikusi piliau kavos. Sakau, ramiai atsigersiu. Ir vėl gersiu šaltą kavą. Stebina žuvies dydžiai. Sistema helikopteris. Vadėlis kombirigas. Ir tokia žuvytės atgula į matą. Eilinis kibimas. Džiugina tai, kad dydžiai tikrai įspūdingi. Gražios, stiprios žuvis. O, kokie paršeliai aplankė. Truko 15 minučių kova nesidavė į krantą. Nu ką, smagu. Nu ką, chebrytė, viskas baigėsi. Trumpa sesija, 20 valandų žvejybos. Pagauta virš 200 kg žuvies. Didžiausias 21. Buvo 12, 10 daug. Pratikrinta masaliukų, patikrinta pavadėliai, sistemos. Šiemet nebuvau buvęs. Taip kad Liepos pradžioj bus varžybos. Bandysim kažką daryti. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. O, paskutinis išvažiavimas. Atsisveikinant, dar vienas išvažiavo. Paskutinį meškerė buvo palikus. Dabar tikrai jau viskas. Tai ką, chebrytė? Nieko nebeliuko. Šiandien pirmadienis. 4 dienas, savaitgalis. Ir vėl žvejosim. Taip kad iki kitų susitikimų.